Kodėl aš manau, Tsunodos ir Lawsono pakeitimas visoms pusėms yra klaida. Šiandien pasirodė begalė naujienų apie pribloškiantį Red Bull organizacijos sprendimą. Yuki Tsunoda pakeis Liamą Lawsoną ir atsisės į antrąją Red Bull kėdę nuo Japonijos Grand Prix savaitgalio. Tai vienas greičiausių vairuotojų pakeitimų Formulės 1 istorijoje, kuris mano nuomonė yra absoliučiai nesuvokiamas. Pirmiausia, Liamas Lawsonas parodyti savo sugebėjimus galėjo tik 2 lenktynes, iš kurių Australijoje turėjo gedimą 3 treniruotėje, o lenktynės dėl prastų oro sąlygų buvo kur kas sudėtingesnės. Kinijoje turėjome sprinto savaitgalį, kur Lawsonui taip pat nebuvo laiko priprasti prie automobilio. Ir abiejose trasose Lawsonas lenktyniavo ir važiavo pirmą kartą, su pačiu komplikuočiausiu bolidu iš visų Formulės 1 komandų. Ir kur net pačiam Maxui Verstappenui iškilo daug problemų vairuoti. Tik po 2 nesėkmingų etapų, tik po 2 nesėkmingų savaičių Liamo Lawsono Red Bull svajonė subliūkšta. Iš šios situacijos Lawsonas ne tik prarado Red Bull pasitikėjimą, bet apskritai visus šansus sugrįžti į Red Bull kėdę, o tai dar labiau komplikuoja Lawsono karjeros eigą. Kitas dalykas, Yuki Tsunoda vargu ar parodys daug geresnius rezultatus nei Liamas Lawsonas. Tsunodai šis sprendimas, manau, gali skaudėti net labiau nei pačiam Lawsonui. Racing Bulls bolidas yra visiškai kitoks nei Red Bull bolidas, todėl manau, jog Tsunoda žymiai geresnių rezultatų už Lawsoną neparodys. Jis yra labiau patyręs nei Lawsonas, lenktyniaujantis nuo 2021 ir puikius rezultatus rodantis nuo 2024 pradžios. Visgi būtų tiesmuka manyti, jog po Ricardo nepavykus tokiems lenktynininkams priprasti kaip Gasly, Albonui ar Perezui, Tsunodai kažkokiu būdu pavyks. Todėl Tsunodai šis perėjimas gali kainuoti daugiau nei paprastas likimas Racing Bulls ir čia aišku, Tsunoda neturi kito pasirinkimo. Išvada yra tokia. Nemanau, jog dėl tokių prastų pasirodymų yra kaltas Lawsonas. Jam paprasčiausiai reikėjo laiko. O juk Tsunodai šis perėjimas make or break. Pagrindinė šios ekipos problema puikiai įvardijo legendinis komandos vadovas šiame klipe. Change your car. You've got a problem. Change your f***ing car. Then you change your car because Checo has been saying the car is fine.